Sveiki, mėly lankytojai, klausytojai, žiūrovai. Su mumis vėl Skirmantas Malinauskas ir mes kalbėsime apie tokią labai jautrią temą ir skaičius, kuriuos nori sužinoti daugelis. Mokesčiai ir turinio kūrimo kaina. Kiek visą tai, ką mes matome, girdime ir skaitome internete, kainuoja jo autoriui. Aš nekalbu apie redakcijas, kalbam apie influencerius, apie žmonės, kurie tai daro, tarkime, taip nelaisvalaikiu, iš to gyvena, tačiau jie dirba savo. Nes nežinau, ar Skirmantas dabar save vadina žurnalistu, ar jis vadina save turinio kūrėju. Buvo įvairių versijų. Labadiena, Skirmantai. Sveiki, ir pradėsiu nuo atsakymo, ar vadinti žurnalistu ar turinio kūrėju, kaip tik rytoj vyks diskusija. Ten dalyvauja Edmundas Jakilaitis, ten dalyvauja žurnalistų etikos inspektorė, nepamenu iš tikrųjų viso diskusijos dalyvių sąrašo, bet ir aš ten dalyvausiu, kaip tik apie žiniasklaidą. Aš vis laiką sakau, kad buvo laikas, kai aš galėjau didžiuodamasis pasakyti, kad esu žurnalistas, o dabar man liežuvis neapsiverčia to padaryti, nes jūs žurnalistai dirbote kur kas sunkesnį darbą, aš pats esu įdirbęs ir žinau atsakingesnį, o mano darbas kur kas paprastesnis, dalinti savo nuomonę, labai dažnai pasiremiant tuo, ką jūs parašot. Aišku. Tai einam tada tiesiai prie turinio kūrimo. Kiek pamenu, buvo momentas, kai pats turėjai ar ne 10 žmonių komandą. Taip, buvo laikas, kai mes iš tikrųjų buvome stipriai išaugę. Na tai vėlgi kelias, kurį turbūt praeina visi augantis YouTube kanalai, kad vienu metu tu supranti, kad tu tiesiog visko vienas nesuspėsi. Poreikiai iš auditorijos yra dideli, nes ir žmonių yra daug. Kadangi tu turi tuo metu didelį biudžetą, tau atrodo, kad dabar mes pradėsime augti, niekada rėmėjų parama nesibaigs, nemažės ir taip toliau. Tai aišku, aš ne viską vertinau, buvo laikas, kai aš iš tikrųjų turėjau 10 žmonių komandoje, bet aš supratau, kad daug žmonių nebūtinai reiškia kokybiškesnį produktą, ne visada. Kitas dalykas yra specifika, žmonės ateina nebūtinai tam, kad profesionalesnį turinį matytų, galbūt labiau nori matyti mane. Na ir dar vienas dalykas, kad vėlgi, jeigu tu nori viską žiūrėti kaip į verslą, tai tau reikia reklamos, tau reikia kažkokių partnerių, galbūt kažkokiuose projektuose dalyvauti ir taip toliau, tada tu gali susigeneruoti nemažas pajamas. Jeigu tu visiškai priklausai nuo patronų, tai be jokios abejonės tu vieną mėnesį gali pamatyti didelį kritimą ir tada tu nebežinai, kaip atsiskaityti su žmonėmis, kurie tau padarė darbą. Beje, man labai panašiai ir buvo. Tai šiuo atveju, kai žmonės mato didžiulius skaičius, aš vienu metu surinkdavau Patreon 28 000 per mėnesį, tai jie matyti įsivaizduoja, kad tu tos 28 000 ir savo banko sąskaitoje matai, aišku, kad taip nėra. O 28 000, fantastiniai skaičiai. Pagal naujausius duomenis vidutinis metinis atlyginimas lietuviškas prieš mokesčius. O kas likdavo pačio banko sąskaitai per mėnesį? Tai vėlgi aš visą laiką į tai žiūrėdavau, man irgi pačiam pradžioje buvo įdomu, kaipgi čia viskas skaičiuosis, tai kaip, pavyzdžiui, mano išlaidas labai konkrečiai, labai lengva skaičiuoti. Tai pirmas dalykas, tu sumoki platformai mokesčius, visiškai nesvarbu. Net jeigu tu gauni pinigus už reklamą YouTube, iš YouTube aš kalbu integruotą reklamą, kurią pats YouTube'as tau sudeda, jisai pasiema pusę tos sumos, jeigu aš neklystu. Tada Patreon pasiema 20% nuo tavo surinktų pinigų, kurie yra rodomi, taip pat dar turi sumokėti PVM tavo patronai, tai žodžiu, jiem dar suma išauga. Tada tu pats turi sumokėti mokesčius, kai jie ateina čia į Lietuvą ir kai tu susimoki visus mokesčius, dar tu turi sąnaudas, kurias tu reikia padengti. Tai aišku, mano atveju didžiausias sąnaudas ir buvo komanda, bet ir dabar, net ir kai mano rėmimas sumažėjo ir mano komanda sumažėjo, tos sąnaudos yra ir tavo paties atlyginimas, yra operatorius, yra studija, yra dalykai susiję su tavo naudojama programinė įranga, kažkokiais fotobankais, ten vaizdo bankais ir taip toliau. Garso bankai, kai tu visą tai sudedi, Midjourney kainuoja metinė prenumerata ir taip toliau. Žodžiu, kai viskas sudedi, tai gaunasi visai nemaža suma. Ir, pavyzdžiui, aš galvojau, kad mano poreikis būtų išsimokėti 2000 atlyginimą per mėnesį, tai dabar aš dar buhalterė man kainuoja, advokatas dar kai reikia teisinės išlaidas padengti, tai dabar aš suprantu, kad aš tiesiog, jeigu ir uždirbčiau, surinkčiau 2000, tai tą sumą mažiausiai per pusę reikia dalinti iš karto ir tai nekalbant, kad tau galbūt kažkada reikės pasikeisti kompiuterį ir taip toliau. Žodžiu, iš tikrųjų, tai kainuoja. Tai tampa nebe hobi, o tai tampa iš tikrųjų darbu. Bet
vėlgi, jeigu pasižiūrėti paprasčiau, kažkas galbūt pradės nuo labai paprastos web kameros, kuri gali kainuoti $200 ir galbūt jiem to visiškai užteks ir ilgą laiką būtent taip jie turinį ir kurs. O pats, 10 žmonių komanda šiandien kiek? Šiuo metu mūsų komanda yra turbūt 5 žmonės. Aš su Mindaugu rašinėjom podcastą, Edvinas operatorius, mano buhalterė ir Karolis Rugys mano advokatas. Galbūt dar kažką pamiršau, bet šiaip 5 žmonės. Ir jie dirba nuolat, ar jie dirba tiesiog kaip komandos nariai, kada reikia? Mano operatorius ir Mindaugas mes dirbam nuolatos, buhalterė irgi, aišku, dirba nuolatos, nes jinai prižiūri ir uždarą akcinę bendrovę ir viešą įstaigą ir mano asmeninius mokesčius. O Karolis, jis dirba nuolatos, bet ne tik tai su manim. Tai šiuo atveju, kai yra bylos, mano bylos, aš ją moku iš savo kišenės ir mes dirbam, nes taip išaiškino mokesčių inspekcija, kad aš negaliu iš VŠI savo padengti asmeninio teismo išlaidų, tačiau mes turime dar aibę žmonių, kuriem padedam, kurie yra mūsų epizodo herojai ir panašiai nesibaigiančios bylos. Tai tenai jau Karolis dirba pats, bet taip pat jo darbas yra apmokamas. O VŠI uždara akcinė bendrovė, pradžia buvo nuo individualios veiklos, kaip suprantu. O kodėl viso to prireikė? Visas 3 formas turiu, tai kai reikia diskutuoti, pavyzdžiui, apie mokesčių reformą, labai esu kompetentingas, bet uždaro akcinė bendrovė mums buvo reikalinga, kaip aš maniau, vėlgi čia reikia tuos dalykus aiškintis, galbūt ne iki galo buvau viską išsiaiškinęs, tam, kad būtų ribota juridinė atsakomybė, nes kai aš gavau iš Vilniaus ieškinį 120 000, tai tu supranti, kad tiek vertas yra visas praktiškai mano turtas. Tai mano būstą, kur aš dabar sėdžiu, jeigu teismas nuspręstų patenkinti tokį ieškinį, iš esmės aš atsidurčiau gatvėje, tai nebūtų kaip jį patenkinti. Tai šiuo atveju man buvo patarta, kad žymiai geriau tada yra daryti tai per uždarą akcinę bendrovę, galų galiai jinai bankrutuos, jeigu ką ta uždaro akcinė bendrovė. Bet paaiškėjo, kad iš tikrųjų nieko panašaus, nes vis tiek ieškiniai keliavo toliau man asmeniškai. Ir teisme buvo nuspręsta, kad uždaro akcinė bendrovė čia nieko šiuo atveju nepadeda. Tai jinai liko tiesiog kaip tokia, tenai yra buhalterė, jinai tvarko praktiškai. Ne dėl mokesčių buvo, ne dėl kažkokio susimažinimo ir panašiai, tiesiog. Jo, aš uždaro akcinę bendrovę gaunu atlyginimą, šiaip jeigu aš jį gaučiau kaip individualios veiklos pajamas, tai mokesčių mokėčiau mažiau, bet aš gaunu 2000 atlyginimą kaip direktorius, moku visus mokesčius absoliučiai ir daugiau nieko, niekada gyvenime nesu išsimokėjęs jokių dividendų, tiesiog turiu bendrovę ir tiesą sakant, jeigu ją uždaryčiau, niekas man nepasikeistų absoliučiai. O VŠI buvo tam, kad mes galėtume rinkti paramą, bet irgi nei vieno cento, nesu nei atlyginimo, nei kita forma iš jos negavęs. Mes nusprendėm, kad būtent skirsim tos pinigus teisiniam klausimam, kurių visą laiką atsiranda, kalbant apie mūsų epizodų herojus. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mes tai padarėm, nes kai jau viskas pasibaigs, kai aš uždarysiu duris, tai aš bent jau žinosiu, kad mes tikrai daug žmonių padėjom ir tos pačios auditorijos dėka. Aišku, ta prasme, o jeigu kalbant apie mokesčius, pats minėjai mokesčių reformą. Suartėjimas su individualios veiklos ir darbo užmokesčio. Tai būtų reikšminga? Be jokios abejonės. Visus etapus. Jo, aš galiu skaičiais kalbėti, čia visą laiką, kai klausai, tai teorija vienas dalykas. Jo, viskas labai paprasta. Tai klausimas yra kokio dydžio pajamos, bet mintis yra tokia. Taip, kai aš gaunu savo 2000 atlyginimą, tam, kad jį gaučiau, aš dabar, jeigu neklystu, man reikia sumokėti dar 1200, galbūt 80 papildomai, ten sodra, dar kažkas, nes visus tos mokėjimus pats darau kaip akcininkas. Keliasdešimt eurų mažiau. Jo, kažkas panašaus. Ir tada aš galiu palyginti, ką aš moku nuo individualios veiklos. Tai kadangi individualios veiklos mano pajamos keliauja būtent tiem dalykams susijusiams su mano veiklos sąnaudom, kažkiek ten žmonėm padedam, kažką aš galiu papildomai išleisti, tai be jokios abejonės tenai mokesčiai yra mažesni priklausomai nuo to, kokio dydžio yra tavo pajamos. Ir dabar galiojanti sistema, man atrodo, yra logiška. Kuo mažesnės pajamos, tuo tavo mokestis mažesnis, o jeigu tavo pajamos yra ten daugiau, man atrodo, negu, nebepamenu, 100 000 galbūt per metus, tada tu moki pilną mokesčio tarifą, plus PVM ir gaunasi ten 30, vien tas tavo pilnas mokesčio tarifas su visom sodrom 30 keli procentai. Dabar aš nesu tikras, nes ten keitėsi visokie siūlymai, bet mintis yra tokia, kad net ir mažas pajamas gaunantis individualiai dirbantis asmenys, jie mokės labai panašiai į tai, ką gauna žmogus dirbantis su AB. Tai aš tiesiog noriu pasakyti, man tai nebėra jau taip aktualu, jeigu taip atsitiks, kad aš nesugebėsiu išsimokėti algos su AB, aš tiesiog visus tos dalykus likviduosiu ir eisiu ieškoti samdomo darbo, tikiu, kad aš jį surasiu, pasiūlymų turėjau ne vieną, bet
Jeigu tu esi mažas pradedantis kūrėjas ir, pavyzdžiui, tavo pajamos yra, na, sakykime, 1,5 eurų rankas per mėnesį ir tau reikia sumokėti mokesčius, šitie siūlomi pakeitimai, nors sakoma, kad tai yra kosmetiniai ir maži pakeitimai, jie yra didžiuliai. Ir pavyzdžiui, toks dalykas kaip sąnaudos, kad tu nebe 30% gali atmesti automatiškai 20%. Vėlgi, ką tai reiškia? Arba turi samdyti buhalterę, kur kiekvieną tavo centą skaičiuos, čekius visus turės, su VMI turėsi ginčytis, benzinas buvo užpiltas tavo automobiliu ar darbo reikalais, ar kad tu vaiką nuvežtum į mokyklą ir taip toliau. Tai yra absurdas. Arba tu tiesiog mokėsi, tiesiog gerokai didesnę sumą. Tai man tai nepatinka, man nepatinka filosofija, kad samdomas darbas ir individuali veikla yra vienoda, bet va turinio kūrėjam tai bus svarbu, nes šiltnamio sąlygos yra tiem turinio kūrėjam, aš taip pat pradėjau, kurie pradeda redakcijose, ten dirbti reikia daug, bet visko pasirūpinta. Advokatų pasirūpinta, virš tavęs redaktorius, kuris dar pasižiūrės, kad tu klaidų nepadarytum, teisinių problemų nesusikurtum, atlyginimą gavai, sąlygos visos yra, dar jeigu dirbi kokiam dideliam portale, vat kaip Delfi, tai paskambinai, pasakai Delfi, niekam net tavo pavardės nereikia, visi žino su ko kalba. O pabandyk vat YouTube kanale. Aš paskambinau dabar, aš esu Milašius, pavardė yra garsi ir žinoma, bet šiaip ten koks nors aš esu Jonaitis ir norėčiau su jumis dabar pasikalbėti, kokiam ten, žinai, žmogui, kuris yra žinomesnis ir kuris galbūt nelabai laiko turi net ir su tais pasikalbėti, su kuriais vertėtų pasikalbėti. Tai dažniausiai tų problemų yra labai daug pradėti, tai tų problemų pradėti ir čia ne tik tai apie turinio kūrėjus, visiems žmonėm, kurie, jeigu ta mokesčių reforma tokia, kokia siūloma įvyks, kurie norės pradėti kažką individualiai, bus žymiai sunkiau. O tarkim, iš karto eiti kaip mažoji bendrija, uždaroji akcinė bendrovė. Taip, bet tada atsiranda kitos problemos. Tam, kad tu sukurtum uždarą akcinę bendrovę iš karto, tau reikalingas yra įstatinis kapitalas ir privaloma samdyti buhalterę. Tai tu iš karto moki atlyginimą žmogui, kuris tau dirba ir tu turi gauti tą įstatinį kapitalą. Tai be jokios abejonės tai irgi stabdys daugelį. Antras dalykas, ten jau prasideda ir visas popierizmas. Tai vėlgi tu esi UABO, turi būti direktorius, nes privalo būti kažkas direktorius. Tada klausimas, kaip tu išsimokėsi savo atlyginimą. Tu negali UAB išsimokėti individualios veiklos pagrindu, tai vėl tu sumokėsi visus mokesčius, tai nieko nesprendžia. UABas tai yra samdomas darbas, tik tai tiek, kad UABas yra patogus tuo, kad yra ribota juridinė atsakomybė, o kai tu turi individualią veiklą, jinai yra neribota ir kai tu susiduri su ieškiniais, kartais tu gali pagalvoti, koks skirtumas. Tai vad, kai tave kažkas paduoda į teismą 120 000, tada tu supranti, kad skirtumas yra esminis, nes tu niekad nežinai, kas šaus teisėjų galva ir jeigu jis tokį dalyką patenkintų, tai be jokios abejonės aš net neįsivaizduoju, ką daryti reikėtų. Liūdnoka būtų. O kaip, pavyzdžiui, samdyti žmonės? Žmonės samdyti tu gali dviem būdais. Arba tai UAB tu gali juos įdarbinti, arba tu samdai žmonės, kurie turi tokią pačią individualią veiklą, tam, kad jie atliktų tam tikrus darbus. Tai šiuo atveju visą laiką aš pasižiūrėdavau paprastai, jeigu tai yra darbuotojas, kuris yra reikalingas nuolat, tai be jokios abejonės tu visada gali susitarti dėl nuolatinio darbo geresnėm sąlygom, dėl to, kad jeigu tu samdai žmogų karts nuo karto, pavyzdžiui, pafilmavimui, tai jisai visą laiką už tą vieną kartą paprašys žymiai daugiau. Tai jeigu tu žinai, pavyzdžiui, kad tau tikrai reikės tiek ir tiek valandų, tu gali, pavyzdžiui, žmogų samdyti pusę etato, bet taip, čia jau prasideda galvos skausmas. Ypač, kai tu esi ne vienas, tai tu ne tik tada savim turi pasirūpinti, bet ir kitais turi pasirūpinti dar daugiau. Tu kitais turi pasirūpinti pirmiausia nei savim, tai jeigu ateina, pavyzdžiui, laikai, kai tu staiga nebeturi pinigų, nes tiesiog patronų sumažėjo, prasidėjo sunkmetis ar panašiai, galų gale tu pats gali susirgti, galų gale tu ten, nežinau, susidurti su kokiam nors bėdom šeimoje gali. Ir tada yra žmonės, kurie tau sako, žiūrėk, mes laukiam savo pinigų ir tai yra rizikos ir tai yra atsakomybės. Vėlgi, kiekvienas, kol su tuo nesusiduria, to nevertina. Labai lengva pasakyti darbdaviui, kad tu man skolingas atlyginimą, kas yra tiesa. Aš čia šiuo atveju visiškai darbuotojo pusė. Bet kai tu kartais būni darbdaviu, tai tau reikia dar sugalvoti, net kai nesiseka, iš kur tos pinigus paimti. Aišku, nes gyvenimas būna įvairus. Gali nukristi nuo paspirtuko ir turėti labai rimtų problemų. Čia aš nejuokauju. Ačiū tau. Manau, kad prašvietė pakankamai daug, nes atrodo romantiškai. Pradėjo rašyti Facebook'e, atsirado sekėjų, prasidėjo reklama, pasamdė 20 savo draugų ir tada prasidėjo įdomybės. Bet prieš tai reikia skaičiuoti. Tikėkime, įdomių siurprizų valdžia mums nepateiks. Ačiū ir susitiksim. Iki.